čia bus grikių duonelė. Tai aš palikau užvertus grikius per naktį, įdėjau kelius riešutukus, įdėjau kmynų, įdėjau druskos ir šiek tiek acto. Ir dabar šitą vandenį aš nupilsiu šiek tiek, tada sublendinsiu šituos grikius ir sublendintą masę dar padėsiu gal netgi parai. Tai grikiai yra sublendinti ir dabar įdėsiu gerą šaukštą gysločių luobelių. Sodos biškutį labai nedaug šaukšto galo, nes man įlysiu šiek tiek atsmantos sodos. Va. Ir palieku iki rytojaus. Mūsų duonytės masė jau pastovėjo per visą naktį. Tada šitą masę įdėsiu į indą kepimui ir kepsim. Ir kepsiu oro gruzdintuvėje. Va, duonytė jau iškepė ir turi atvėsti. Ir pjausim, žiūrėsim. Gražiai traškinasi. Va. Žiūrėkit, kaip gražiai iškepė. Super. Valanda 15 minučių ant 100 paragavimo. Su saulėje džiovintų pomidorų tyrė. Žiauriai skanu, žinokite.